Labas rytas, Virseka. Nespėjau atvažiuoti prie kranto, ateit, kaip jau atplaukiava gražuolis paukščiukas. Priplaukė prie mane, prašė kažko duoti jam, bet neturiu ir negalima jam dabar duoti maisto. Nu, mano tikslas aukšlės. Vėjas pučia į nugarą, stiprokas, dar nėra karšta, nėra šalta, bet nėra ir karšta. Pradėsiu ruoštis ir žvejoti, aišku. Nu ką, pradedame malonumą. Kol kas be jauko, pažiūrėsim kaip čia. Žuvytis kažkoks šokinėja, kažkokios. Aukšlytė mažiukė. Šiandien gaudysim, kaip sakant, dėl statistikos. Tai kaip varžybose, kuo daugiau, to geriau. O paskui juos paleisime. Nu, bandysim šert. Opa. O taip, bus patogiau. Vėjas į nugarą, stiprokas. Šokios tokios problemos su užmetimu. Aukšlytė normali, bet nemačiau kaip kimba. Opa. O! Aš jau seniai sakiau, jei aukšlės būtų po pusę kilogramų, tai neištrauktai. Tokios jos stiprios. Kokiu 10 metų atgal, per šitų laikų, aš jau būtų kokiu 10 aukšlyčių pagojęs. Tada dar rankos dirbo gerai, o dabar jau neklauso, dreba. Taip.
Užfiksuosim laiką. 10:25 pradėjau. O, čia jau ne mano žuvis. Čia jau mekšrukas. Mažiukas, bet su pilvu. Neugi tokie jau neršia. Viski sumažysiu gilį. Lyg taip visai paviršiai plaukia. Kol kas dykelius kabinu po vienu nedidelę. Kad neišeitų filmas apie žvejybą, ne filmas, o serialas, tai aš va tai kamerą išjungsiu. Pažiūrėti, kaip aš traukiu vieną po kitos visų valandų, tai tikrai net pačiam neįdomu. Traukti įdomu, žiūrėti kaip kitą. O, šiandien pirma žiežulaitė. O saulutė šviečia, šildo. O gamtai dar ne tiek šilumos, bet ir lietaus reikia. Čia tai pas mus sauso šitose kraštuose. O žemės lengvas. Dar čia yra Šalčininkų rajonas, gal biskį lipnesnė žemė, bet va link Varėnos, Kalesninkai, Videniai, Varėna, tenai Pieskynai. Laukai liūdni, kur iš rudenių pasėta. Tai dar nieko, kur šiemet pavasarį, tai taip gelsvi daigeliai. Tiesa, dar nepasakiau, į jauką įdėjau negyvų pinkių. Toks priedas biskį pagerina kibimą.
O taip nukjaukų tik debesėlis, tai aukšlės. Oi, kokie dideli. Vos ištraukiau. Vien debesėlio aukšlės nepasisotina. Jos sukeliojasi, jie gerai kvepia viskas, bet paskui jam nusibosta, jie traukiasi. O jei tarp tų debesėlių plaukė spirgučiais, vienas kitas, jau tada. Opa. Mekšras. Va tokių noriu. Dėl tokių atvažiavau. Oi. Reikia parūkyti. Dėdų laikina rezidencija. Darau pertrauką, tai gersim arbatą. Ir toliau aukšliausime. Kimba tarpais. Nežvėriškai, bet normaliai. Galima sakyti. Va. Gražu. Po kiek laiko bus dar gražiau, kai pražydės krūmai visi. Ievos. Ir pievos daugiau pražydės, o dar kol kas tik tai pienės. Kaip ir sakiau, išbandysiu, kokia. Tokia meškerytė vadinasi karvės uodega. A tu žiūrėk, tik užmetiau be masalų, be nieko. Ir mekšrukas paėmė prie dugno, prie kranto. Oi. Nu. Oi. Pliaukšt. Biski švinukų per daug. Tu žiūrėk, aukšlytį ir pagavau. Ne, sunkesnį už to atrodo balansas. Ką norėti už kelius eurus. Už kelius eurus dvi atsiuntė. Vieną šitą 3,5, kitą 2,5. Jos trumpas, tokio ilgumo, susistumė, patogu kur nors vežioti, bet bet aukšlės kimba. Jei kam užsimanysiu padovanoti šitą meškerytę,
tai žinosiu, kad galima ir su ją pagauti. Va. O kaip. Opa, o. Per daug švinukų. Kaip užmetu, tai plūdė lėtai skęsta. Vadinasi, paviršiai žuvies nėra, ieškoja kur giliau. Nu ir randa. Va. Ir randa. To, ko reikia, dėdu. Ai. Žioplys senas. Tokią aukšlytę nepataikėsit, kad... Opa. O šitaip reikia užmesti šitą meškertį. O, kaip nešioja aukšlytė. Nu, oi. O. Procesas tęsiasi. Kimba, bet, ne. Galima sakyti normaliai. Tarpais pertraukėlė būna, kažkur dingsta. Bet va ką įdomu, skęstančia plūdė va. Švinukų per daug, plūdė skęsta. Ir kažkokiam horizonte aukšlytės tveria. Pastebėjau, gal klystu, bet pastebėjau, kad kibimai dažnesni, kaip ant standartinė plaukianti plūdė. Norėjau pakeisti švinukų, kad būtų geriau, čia vanduo skaidrus ir aš matau, jau kokį 10 cm paskendavo daugiau ir paskui pradeda į šoną eiti. Reiškia, jau dėdai kirsk. Ir dėdas kerta. Ojai, bet tik šitą meškerytį labai jau lapatoja, kaip karvės uodegytė. Prie jos reikia priprasti. Va. Opa, o kokia aukšlytė, va.
Dar truputį pavaidinsim žvejojančių. O, lydeka. Tikrai lydeka mačiau, nugara ruda, ilga tokia va. Aš tik jaukų sumetiau, aukšlytės pradėjo maitintis ir lydeka iš pačios plūkšt. Ai, lydekos. Eikit kur, plaukit kitur, šerkit savo plotus ir tenai gaudykit. Kur čia? Iš dėdo aukšlės atiminėjat. Ir svarbiausia, kad išbaido laikinai. Va. Oi, kokia graži aukšlytė. Ne vieni čia bus. Taip, nelabai didelis, bet jos gyva, kaip gražiai kimba. Vaikiškas džiaugsmas. O kadangi aš jau suvaikėjau, tai man labai tinka. Va. Opa! Dabar tai nebus, va, plūdėske, va, jau iš šonų cysia. Va, paskendo kokion 20 cm plūdė, tada tik paėmė. Čia gali būti visai naujas ir efektyvus būdas gaudyti aukšles. Kiek žinau, iš patirties aukšlės keičia horizontų. Kada, kokia giliau paskendus. Aukšlės keičia horizontą. Gaudai kokion 40 cm, žiūrėk, paskui jaukų giliau paskesti, paskui vėl kyla, kaip saulutė pasirodo. O šitas instrumentas jis automatiškai bando nustatyti tenai, kur aukšlės gyvena. Reikės kelis kart patikrinti ir užpatentuoti. Oi. Oi, čia žiežulaitė. Nu, gana baikos porin, reikia kamerai duoti parūkyti. Ką tik baigiau žvejoti aukšlėms ir man nusibodo.
Ir tuo momentu pasirodo laineris turistinis. Gal ir jis į Klaipėdą plauks. Sakė, šiandien jau pirmas į Klaipėdą atplaukė. Čia link Eišiškių varo. Va. Saulutė kaitina. Tai va šitaip. Prie Versekos va taip atrodo. Žolytės žaliuoja, dėdas žvejoja, ponė sėdi, vėjelis pučia, šilta jau galima sakyti. O čia kurortinė zona, kas nori gali atvažiuoti turbūt, gauti tokių namukų, tenai yra lieptų, žvejoti, degytis, maudytis. Visi patogumai. Pasitiko gulbė ir atplaukė palydėti. Aš jau tik ruošiuosi traukti setkutę, o gulbelė atplaukė. Tu gulbelė aukšlių nevalgai, neėdi. Nelabai aš tau jų įduosiu. O kito aš daugiau nieko neturiu. Čia muzika iš tenai. Taip ir taip. Šeštadienio pasispardymas baigėsi. Buvo įdomu, šilta. Dabar pažiūrėsim, ką pagavom. O. Kažkiek ir nedaug. Nu, aš nesistengiau, kad jau daug prilūpti. Čia atvažiavau, kaip sakant, šeštadienį praleisti. Tuoj pažiūrėsim. Oi. Čia tai mikrofonas su laidu, tai. Pusantro kilogramo aukšlyčių. Ačiū Verseka.